kaip jums atrodo, kiek yra vilčių mūsų valstybei pakeisti situaciją ir maksimaliai išskaidrinti, tiesiog, kaip aš sakau, šiaip ir teisės aktai ir įstatymai yra tam, kad prieš juos būtų visi lygus. Prieš įstatymą turi būti visi lygus. Šiandien dienai mes vidury baltos dienos turim konfiskuojamą turtą, nuosavybę, turime gigantus tokius kaip Litagros centrai, sukoncentruotas ES lėšas vienose rankose, tai be abejonės. Koks klausimas? Klausimas, kaip jūs manote, ką daryti visuomeniai, bendruomenėms, kad apsisaugoti nuo spaudimo ir tiesiog pasiekti teisybės elementarios, kai... Man gerbim, aš jums atsakysiu, suprantu, jūsų klausimą, jisai dalinai retorinis yra. Aš galiu tą patį pasakyti iš darbo vyriausybėje, kada teko vyriausybėje susidurti su įtakos zonomis, kurios palietėme tai, ką jūs paminėjote, ir ne tik tai. Tai buvo ir kitos labai svarbios šakos. Tai jūs apie bendruomenės kalbate, vyriausybė gavo į kailį ir ne vieną kartą. Nes jie turi milžiniškus resursus, jie turi galimybę užsakinėti reklamą. Užsakius reklamą, tada tu gauni netiesiogiai, bet jų pinigais finansuotos tokias istorijas, tyrimus, visą kitą. Jūs kalbėjote, kad jums kaltina apie bylos kažkokios tai medžiagos nutekinimą. Grigeo bylos kaltinama. Ta pati televizija tiesiog ne tai, kad bylos, iki teisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos duomenys tiesiogiai gautus iš FNTT teikė ir dėjo į savo tyrimus. Ir tiek prokuratūra, tiek teismai pasakė, kad čia, žinokit, viskas tvarkoje, dar būnant mums vyriausybėje. Tai iš tikrųjų tai, kas vyksta, jūs sakote, ar bus daugiau skaidrumo, kaip kovoti. Su kiekvieną dieną jau yra mažiau. Ir jeigu... Įsiterpsiu, ar vis dėlto mes jau turėtumėm pripažinti, kad sistema mūsų atėjo prie visiškos griūties ir jinai vis dėlto sugrius, nes... O kaip toliau? O kaip toliau atsakymas labai paprastas, bus kiti metai. Ir va tik kiti metai pasakys, kaip toliau. Nes su kiekviena diena šita valdančioji dauguma, jinai nebesiskaito su nieko. Jūs pasižiūrėkite, kas vyksta ministrų kabinete. Ministrų patarėjai, ministrų nurodymais galimai prekiauja postais. Jis sako, tu pasitrauk iš pareigų, atlaiskim pareigas kažkam kitam, o mes tau duosime figieną, kaip cituoju, poziciją kažkur tai kitur atvežai. Ir viskas tvarkoje. Ir ministras turi pilną pasitikėjimą premjerės. Premjerė rašo laiškus Širinskienei Facebook'e vietoj to, kad priimtų ūkininkus, kurie tikrai susidūrė su krizėm, kur ministras beviltiškas yra, tai tikrai rankų nuleisti nereikia. Jie tik tai to ir nori, kad jeigu tik tai visuomenė, bendruomenės nuleis rankas ir bus įbaugintos arba leisis įbauginamos, tai viskas, tada tikrai viskas ir kita riba yra diktatūra. Kraunam lagaminus ir važiuojam laukan iš Lietuvos? Bet yra ne tik tai tas failas, kurį jūs pasakėte, yra labai kitas stiprus dalykas. Koncentruojama vienose rankose visa teisėsauga. Iš esmės vienose rankose. Ir tu gali gauti bet kada tyrimą, kriminalinės žvalgybos bylą, bet kokį tai pavedimą, patikrinimą, procesinį veiksmą. Čia yra, jeigu nebus padarytas šitoj vietoje barjeras padarytas, o barjerą padaryti gali tik tai vėlgi žmonės ir visuomenė. Šiandien kalbam apie rinkimus buvusius, kiek žmonių atėjo įsirinkti savivaldos savo valdžios. Pusė, o kur kita pusė? Tai jeigu bus tokia pusė lygiai taip pat ir Seimo rinkimuose, tai žiūrėkite, jau šiandien konservatoriai džiaugiasi pergalę, nors laimėjo tik tai Vilnių, bet sako, mums Vilniaus užteks. Vilnius, jeigu Kaunas, dar Klaipėda ir viskas. Daugiau nieko nereikia. Paimkim vienmandatės tuose miestuose ir kiek vienmandatininkai pritraukia į daugiamandatį ir pergalį. Ir nereikia rūpintis visą Lietuvą. Lietuva yra visa krikšta ir yra Vilnius. Vilniui nieko nereikia. Jūs jeigu pažiūrėjote, nekamuoja jos nei kainos, nei maisto kainos, nei šildymas, nei paslaugos, nieko nereikia. Viskas gerai, reikia tik tai žaidimų šiandien. Duonos neturi. Aš jūsų paklausiu, gal jūs pamenat istoriją apie, sakykime, tą laikotarpį, kai įvyksta Grigeo skandalas ar ne, nevalytos nuotekos.
Ir vasarą mes turime antrą mitingą ir ponas Arvydas Vaitkus išeina viešai į spaudą ir pradeda kalbėti, kad Grigeo reikia sumokėti už tai, kad jinai išsikraustytų iš uosto teritorijos. Ar jums teko tuo laikotarpiu spręsti arba svarstyti Grigeo iškraustymą iš uosto, nes tai yra įmonė, kurios veikla niekaip nėra susijusi su uosto veikla. Ir ar jums teko apie tai kalbėti lygiai taip pat tada, kaip ir jūs dar buvote, kaip ir valstiečių vyriausybė, ar ne, ir valstiečių frakcija Klaipėdoj, bet Arvydas Vaitkus visada buvo įtakingas ir visada šalia. Klausimą mes išgirdom, duokim atsakymą. Ne, tikrai mes tokios temos nesvarsime, kad būtų iškėlimo kažkokie tai klausimai, bet tada tas temas labai aiškiai sudėliojo dar anksčiau šiek tiek prezidentinė kampanija. Žiūrėkit, kaip ir ką rėmė šitą įmonę, kokiom sumom. Nu, aišku, ne įmonė negali remti, bet yra fiziniai asmenys ir kokiu tikslu tą turbūt darė. Tai tikrai tokios temos aš nepamenu, kad mes būtume nagrinėję, kad iš uosto teritorijos reikėtų šitą įmonę iškelti. Įmonė yra svarbi, vienareikšmiškai, bet iš esmės, ne, tikrai tai negali būti už visuomenės pinigus tokie sprendimai daromi, bet iš esmės įmonė turi veikti, jeigu jinai veikia, tikrai duoda naudą, net nebejoja šalies biudžetui, tačiau gamtosauginiai reikalavimai čia negali būti versus pastatyti naudai ir finansiniai naudai, kas patenka į valstybės biudžetą. Tai vienareikšmiškai taip yra, o jūs tikrai turėtų žinoti sąmoningai, kaip ir mes visi, su kuo susidurime ir kaip su tuo nėra lengva kovoti. Bet jeigu tik tai bus taip, kad rankas nuleis žmonės, tai yra išbandymas. Kiek dar gali eiti, šita valdžia tame tarpe eiti, ir jeigu matys, kad jiem niekas nebeįdomu, bejinga visuomenė, tai ir sakys, jūs plaukokite tenai, arba cituosime kai kurios veikėjus, kurie ateina Seime ir pasako, ką reikia vienam ir kitam Seimo nariui padaryti. Tai manau, kad dar nėra ta riba, kada mes viską praradome, bet abejingumas tikrai žudo, ir jeigu to abejingumo bus ir nereikalingų tarpusavio kovų ten, kurių neturi būti, tai visą laiką, kur du pešasi, trečias labai sėkmingai laimi.